Sveiki. Esu nepaprastoj vietoj, Paparčių vienuolyne. Taip, tai va savo miegamajam kambarį. O kaip jis atrodo. Nedidukas, langiukas, lovelė, maža virtuvytė. Tai va. Senas namas, va, pečius matosi. Bet bent jau miegojom sausai, nes vakar buvo labai stipri liūtis. Ir, Paparčių vienuolynas nebūtų vienuolynas. Atrodo, yra prie upės, bet iki jo buvo labai sudėtinga ateit. Žolės iki pažastų, šlapė, merkė. Paslaptingo aplinkybėm atėjau. Tuo metu buvo mišios. Reiškia, nieko nebuvo. Pasislėpėm, galima sakyti, svečių tualete. Truputį išsidžiovinom. Truputį daiktus išsikraustėm, kad truputį džiūtų. Ir nuėjom į bažnyčią. Tai va, mišios jau buvo pasibaigę. Buvo įdomu tai, kad įvyko tam tikra malda, kuri užtruko valandą laiko, visiškoj tyloje. Buvo unikali patirtis atsidurti vienuolyne, bažnyčioj, tarp vienuolių ir valandą laiko visiškoj tyloj melstis. Aišku, nuėjom su Kikuku, jis buvo ramus. Buvom visiškai permerkti, šlapi, bet bažnyčia buvo šilta, todėl nebuvo sunku išsėdėti valandą. Paskui mus priėmė, parodė šitą namelį, davė vakarienės. Bet tą valandą visą stipriai lijo. Ir kai aš grįžau vėl prie baidarės, baidarėje radau 3 kibirus prilyta vandens. Man paaiškino, kad vieta geriau išlipti yra aukščiau, todėl dar reikėjo gerą kilometrėlį pasiirti prieš gan stiprią srovę aukštyn, rasti prieplauką, ten radau namelį. Jau buvo 9 valandos vakaro, leidosi saulė ir buvo nežinia kur dėti šlapius daiktus. Bet šalia gyveno labai svetingi žmonės. Ir jie leido man pasilikti daiktus savo pašiūrėje. Tai juos ten ir pasilikau. Dabar jau yra 5 valandos. Todėl metas eiti, žiūrėti, kaip tie mano daiktai, kaip baidarė laikosi ir nors kažkiek šiandien dar paplaukti. Taigi, iki pasimatymo. Tai va, 10 diena mano be plaukimo gaunasi. Sakant, vakar nakvojau vienuolyne, o šiąnakt nakvosiu čia prie upės. Matot, visi daiktai džiovinami, net ir daržovės, kurias pavyko kažkiek dar išgelbėti. Ant baidarės irgi daiktai džiūsta. Šiaip graži vieta, yra lieptelis. Ir palapinė irgi džiūsta, nes net ir palapinės vidus šlapės. Smagu, kad saulė nusišvietė. Tai džiovinamės daiktus. Rytoj toliau plauksim. Bus patogu viską ryte susidėti, bandysim anksčiau išplaukti. Aišku, žiūrėjau prognozes, rytoj dar nebloga diena, bet jau vakare prasideda lietus. Ir panašu, kad lietus tęsis porą parų, tai yra visą sekmadienį ir visą pirmadienį. Nežinau, ką daryti reikės.
bandau ieškoti kažkur nakvynės, nuomotis. Yra viena sodyba, nuo čia už 40 km, bet kiek susisiekiau, jinai rytoj užimta. Dar užklausiau dėl iš sekmadienio į pirmadienį. Laukiu atsakymo. Dar Čiobiškį užmatęs esu viena tarsi kažkokia, lyg yra, lyg nėra, ten kažkokia dzen budistų šventyklėlė. Ar ten leidžia apsinakvydinti, neaišku. Gal bandysiu ryt užklausti. Tai tie lietus gali pristabdyti mūsų keliavimą, nes baisu ir dėl kompiuterinės įrangos, kad ji nesugestų. Tai čia gal svarbiausia, nes yra, kartu vežuosi kompiuterį, powerbanką, štai telefonas, JBL kolonėlė, dar elektroninės įrangos, visokie prožektoriai, čiužinių putekliai ir taip toliau, tai nesinori jų sugadinti. Bus matyt, žiūrėsim orus, žiūrėsim, kai jau čia galima apsinakvydinti. Ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Iki.